Na ką, pažiūrim, kaip atrodo šis įspūdingas namas iš vidaus. Virtuvė. Nesu gal labai geras maisto ruošėjas, bet moterims arba gerai ruošiantiems vyrams tas dalykas patiks, nes yra viskas, kas reikalinga. Nauji baldai, dar šitų nežiūrėjau, indaplovė, viryklė. Šitas dalykas patiks, kas atvažiuos žiemą, tai yra biožidinys, ar ne? Aišku, gali per televizorių pasileisti ugnį žiūrėti, bet kas yra tikra, yra tikra. Viską paruošėm, taip padarėm. Va, pirmo aukšto tualetas su dušu būtinai, nes atvažiuoja žmogus, svetys, kad nereikėtų maltis ar ne, jam patogumų yra padaryta. Sandėliukas nerodysiu, nes esame ten paslėpę tai, ko nereikia. Na, pagrindinis įėjimas su sieninėm spintom, daug vietos pasidėjimams. Va. Kadangi dažniausiai perka šeimos su vaikais, arba jau anūkai atvažiuoja, tai esam padarę šitą dalyką apsaugai. 11 laiptukų. Na ką, viršui mes turime puikiai komponuotą spintą, kur daiktams pasidėti nebus per daug. Skalbimo mašina, visi kiti reikalai. Ir pagrindinis vonios kambarys, na, aš čia praleidžiu daug laiko, nes yra vonia, ne tik dušas didelis, 2, o gal ir 3, bet ir šita nuostabi vonia. Dėl kokybinių dalykų neminėsiu, viskas yra padaryta preciziškai, netgi sakyčiau geriau negu galėtų būti, sakykim, poilsio būstai. Vienas iš miegamųjų. Čia gali būti ir lovytė vaikui ar anūkui. Na ką, atsibudus, aš matau šitą vaizdą ir man širdis dainuoja. Dėl ko nėra paveikslų, tai yra paveikslas. Tai yra mano gyvenimo paveikslas, pušys. Kaip sako anglai, I love it. Einam į antrą kambariuką. Gali būti skirtas vaikam, tėvam, svečiam. Dideli, aukštom lubom, visur televizoriai. Na ir dar kartą vaizdas. Vaizdas. Man patinka. Ką, dar reikėtų pažiūrėti ir lauką. Iš pirmo dublio gerai nukritau. Tai norėjau papasakoti ir apie lauką. Ką, be šitų gultų, be šitų visų atsisėdimų galima šašlyką, galima barbecue, kas kaip mėgsta, kaip vadina. Ir vėlgi, tu esi miške. Va, gali tiesiai be rūbų ir į jūrą nulėkti. Viskas šalia, viskas patogu. Geri kaimynai, jau pažįstu, labai geri. Tai nežinau, ką toliau papasakoti. Klauskit.